Sveiki tamstos, šiandieną ekskliuzyvinis toksai išpakavimas. Tik šiandien gavau Galaxy S7 Edge. Vienas pirmųjų, kaip man sakė, Europoje. Iš tikrųjų, nes tik paleido ir realiai pardavimas prasidės nuo kovo 6 dienos tik tai, o jis jau pas mane rankose. Šiandien atvežė, iš Tele2 pirkau. Atvažiavau su visa delegacija, 5 žmonės, su kamerom, su fotografais. Žodžiu, filmavo, fotkino ten ir taip toliau, kaip gaunu, sveikinu, kad pirmas Europoje įsigijau telefoną. Va taip. Taigi, telefoną turbūt jau teko girdėti apie jį, S7. Jis buvo anonsuotas tik tai sekmadienį, parodoj. Ir pasižiūrėsim, ką mes čia turim gerą. Taigi, įjungsiu iš karto, kad pasikraut. Aš jau buvau, aišku, įjungęs ir prasibandžiau šiek tiek prieš rodant. Nustatymus visus sukonfigūravau. Taigi, pati pakuotė. Taip, turim ką viduje. Aha, taip, čia yra pipsiukas, kad atidaryti microSD kortelę į vietą. Turim latviškai, lietuviškai instrukcijas, garantinę kortelę. Čia USB turinio perkelimo naudojantis USB jungtimi adapteris. O, čia, kaip supratau, sujungus 2 telefonus su adapteriuku, o štai tokiu adapteriuku, galima perkelti visus duomenis, labai paprastai. Taigi gal reiks išbandyti iš tikrųjų. Nors susivedžiau visus savo duomenis ir mygom viską gavau. Jau visi apsai viską susinkronizavo. Taigi, taip pat turim micro USB kabelį. Čia, kaip suprantu, Type-C turėtų būti, gal ir ne. Ir adapteriukas, Quick Charge'as. Iš esmės, kaip rašo, kad 86% pakrauna per pusvalandį. Tai, na, nerealu tiesiog. Taigi, ir turim be abejo Samsunginės ausinės. Labai faina dėžutė, tinkama laikyti pastoviai. Taigi, štai tokios ausinės, papildomi angaliukai skirtingo dydžio. Na, ausinės manau, kad tikrai bus kokybiškos, Samsungo, tai tikrai nebus prastas įdėtas. Garso reguliavimas yra ir pakelt padėt ragelį. Žodžiu, standartinės ausinės. Nu, tik tai pakuotė patiko. Taigi, toks pas mus rinkinukas, daugiau mes čia nieko neturim. Pati dėžutė labai faina, iš tikrųjų, viskas kokybiškai padaryta gražiai. Pirkip neįmanoma, kaip sakant. Taigi, einam prie pačio telefoniuko. Kas iškart matosi turbūt, jis taip ir neišsijungia. Ekranas pastoviai šviečia, pastoviai rodo laikrodį. Tipo vadinama Always On funkcija. Jinai atjungia visą ekraną ir palieka tik tai tos pikselius, vat būtent, kurie šiuo metu dega. Todėl ryja labai mažai tai baterijos. O jūs matote iš karto viską, notificationsus, visus viską, tai yra pakankamai patogu. Taigi, pats korpusas iš abiejų pusių yra gal nuklijuosiu šitą plenkutę. Yra stiklas, bent jau man taip atrodo, nes blizgus toksai. Aišku, minusiukas iš karto, kad matosi visi piršto antspaudai. Ant galo mes turim kamerą, 12 pikselių tik tai. Jau S5 pas mane buvo 16, čia 12. Na, tipo sako, kad ne pikseliuose esmė, o būtent kokybė pačios kameros, tai ir kad šita kokybė yra labai gera. Išbandysim, pasistengsiu dar šiandien įdėti video su filmukais ir su nuotraukom. Taip pat yra LEDas, pašvietimas. Korpusas, šonas, šitas yra visas aliumininis, metalinis, labai malonus iš tikrųjų. Mygtukai, garsas daugiau mažiau. Čia, kaip minėjau, mes turim, kažkur padėjau tą pipsiuką, kur atidaryti. Pabandom atsidaryti microSD.
vietą, parodysiu, kaip ten vidu yra. Taigi, tai štai čia statosi microSD kortelė ir nano simas. Įsistatot, saugiai užsidarot. Na, aišku, pastoviai atidarinėt bus nelabai patogu, bet. Taigi, čia yra atrakint užrakint mygtukas. Įrakina ir iškart laikas atsiranda. Fainai. Tai va, ir gale turim dinamiką, turim mikrofoną, turim micro SD jungti pakrovimai ir turim 3,5 džeko laidą. Taip pat palaiko bevėlį krovimą, be abejo. Kas įdomu yra, kad atrodo kaip standartinis telefonas ir skylės visos nepaslėpta niekas, ant S5 viskas yra su dangtukais, kad vanduo nepatektų. Čia yra viskas atvira, standartiškai, o jis yra atsparus vandenį. Iki 1,5 metro gali būti pusę valandos. Tai apsaugotas visos šitos jungtis ir jokių problemų su vandeniu neturėtų būti. Kas į jį įeina labai smagu Samsungo, tai yra draudimas ekranui ir draudimas nuo vandens patekimo. Tai yra, jeigu jūs sudaužysite ekraną, jums pakeisi naujų ekranų. Nemokamai Samsungas. Taigi, toks aptarnavimas yra labai malonu. Taip pat, jeigu gaus vandens, atsparus vandeniui telefonas kažkaip tai sugebėsit, jums taip pat pakeis telefoną. Super. Taigi to draudimo standartinio pirkti kaip ir nelabai verta. Nebent jau labai jau stipriai padaužysite. Taigi, einam į patį telefoniuką. Kaip minėjau, prisijungiau savo mailą ir iškart mano visi appsai atkeliavo čia staigiai. Labai fainai iš tikrųjų. Standartiškai pas mus buvo Samsung appsai, Google appsai, na, tokie Microsoft appsai jau yra instaliuoti. Taigi, pats settingsai mūsų, čia yra 6 serijos Androidas, Android 6.0.1, taigi naujausias Androidas jau stovi. Dar taip labai stipriai nežaidžiau, bet kol kas atrodo viskas labai patogiai. Viskas atrodo visai neblogai. Veikia greitai, be abejo, kaip ir galima būtų tikėtis. Na, jau čia vienas iš galingiausių telefonų. Padariau Antutu benchmarką. Gavo 96 000 taškų, tai yra, na, super, nerealu. Pagal statistiką, tai jis rašo čia pirmoje vietoje, be abejo, yra. Antroje vietoje jau Huawei su 92, Mate 8. Taigi, kietas telefonas. Informacija, ką mes turim, kaip rašo, galinė kamera 12,2, priekinė kamera yra 5 pikselių. RAM'o yra 4 gigai įdėti, taigi pakankamai daug. Ir vidinė atmintis, šis variantas yra pas mane su 32 gigų. Iš esmės galbūt ir mažoka būtų, bet kadangi yra microSD kortelės palaikymas, tai kad ir 128 gigus galite įsidėti ir turėsit vietos per akis. Čia jau pagrindinis skirtumas nuo S6, iš tikrųjų, ko labai trūko. Taigi, procesorius yra 8 branduolių, Snapdragon 820, čia naujausias Snapdragon procesorius, 64 bitų be abejo sistema, 8 branduoliai. Yra video plokštė Mali, tai 880, kam tai aktualu. Ekrano rašo density 640, nors charakteristikos iš tikrųjų, man atrodo, rašė mažiau netgi. Ekranas yra 2K, kaip vadinamas, 1440x2560. Na, multitouchas, tai čia virš 10 ten turbūt bus. Piršto tiek nėra pas mane. Priekinė kamera, kaip minėjau, 5 pikseliai. Taigi, be abejo, palaiko NFC. Toliau iš sensorių yra akselerometras, nėra temperatūros sensoriaus, kas buvo, tarkim, S5. Toliau geomagnetiniai kažkokie sensoriai, na, aš gal taip praleisiu, pasižiūrėsit, kas domina iš tikrųjų. Nes šitų sensorių tai yra ir spaudimo,
ir proximity, nėra drėgmės sensoriaus, kas taip pat buvo S5. Tiesą sakant, stipriai nesinaudoju jais, bet kai yra malonu. Taigi, štai ką mums davė Antutu. Na, dar paleidžiu vieną marką, tai ten 60, tai yra maksimumas, ką gali šitą programą išspausti. Tai čia be abejo virš. Ekranas yra superinis, iš tikrųjų. Apžvalgos kampai tai yra, na, patys matot. Nieko iš vis nėra, ta prasme, kad ten kas nors keistų spalvas ar dar kažkas iš visų kampų. Tai yra, nu, fantastiškas ekranas. Kas labai smagu, kad jisai realiai yra 5,5 colio ekranas, bet tarkim lyginant su kitų 5,5 colio jis yra gerokai mažesnis. Tai iš tikrųjų nesijaučia, ir ranko yra labai patogu, viską galima pasiekti su viena ranka. Tai, na, tikrai labai ergonomiškas telefonas. Labai mažai užima šitos vietos, tai dėl to mažai vietos reikia, ta prasme, todėl sumažino telefoną gerokai. Ir plonas dar toks yra, tai, na, žiauriai patogus telefonas, žiauriai. Taigi, kamera. Kamera dar šiandien iš tikrųjų pabandysiu tvarkingai. Fotkina, na, mygam. Ta prasme, nu, fokusavimas yra ten sekundžių reikalas. Ne tik kokių sekundžių, dalių sekundžių reikalas. Tai iš karto sufokusuoja, fotkina žiauriai greitai. 12 pikselių, bet kurių, nu, realiai, tai aš manau, kad fantastiškai fokusuoja. Reguliavimų yra pakankamai daug visų, bet gal čia jau šiek tiek vėliau pereisiu iš tikrųjų, ką mes čia turim. Išbandysiu šiek tiek vėliau ir pabandysiu padaryti video su jau grinai kameros testais, kaip viskas atrodo iš tikrųjų. Taigi, toks telefoniukas ir, dar vienas labai įdomus dalykas. Kadangi jis yra pakankamai naujas ir visi užsisakė iki kovo 6 jį, bent jau Lietuvoje, kiek žinau, tai gauna dar tokį dovanėlę. Gear VR įrenginį. Čia yra virtualios realybės akiniai. Šitas telefonas statosi į vidų ir yra tam tikras kontentas, kur gali žiūrėti. Dabar jau ir YouTube yra daug video, kur galite žiūrėti, ta prasme sukiojat galvą ir viskas matosi. Nu, žodžiu, gal padarysiu atskirą video šitam reikalui irgi. Irgi labai įdomus dalykas. Šiaip jisai, kiek žinau, kainuoja apie 100 eurų. Tai nebloga dovana, kaip sakyčiau. Jeigu jau planuojat pirkti, tai geriau pasiskubėti. Taigi, na, kaip ir viską, ką norėjau, iš tikrųjų pasakiau apie telefoną. Tikrai flagmanas, vienas iš kiečiausių telefonų rinkoje. Todėl, kas yra svarbu, kad pakankamai turi išskirtinumą, kai dabar kinietiškas telefonas atrodo panašiai kaip daugelis visų kitų už kelis šimtus. Tai šitas turi išskirtinumą vis tiek. Tai yra užlenkti kampai. Visi atpažįsta, kas tai yra per telefonas. Ir visi žinos, kad vaikštat ne su kažkokiu kiniečiu. Taigi, tiek šiandienai. Galbūt dar mes spėsiu šiandien ir video apžvalgą, būtent kameros. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir iki.